Borisevičiaus gimnazijos, jo vadovė Kristina Būtienė. Matas atliks linksmą dainą. Valio, važiuojam, akompanuoja LRT grupė. Matai, labas. Tai iš kurgi tu atvažiavai? Iš Telšių. O kurgi tu atvažiavai? Į televizijos konkursą Dainų dainelę. Wow! Gerai, galbūt žinai, kiek Dainų dainelė yra metų? 42. Tu puikiai išmanai daug dalykų, todėl aš tęsiu savo apklausą. Galbūt žinai tuomet Dainų dainelės laureatų? Iš Telšių žinau Ruslaną Kirilkiną, Moniką Pleškytę ir mano mamą. O tai tau. Na matai, tu tikras žiniukas. Tai galbūt žinai, ar laureatu tapsi? Laureatu nežinau, ar tapsiu, bet tai mano svajonė tapti. Kaip jūs galvojate? Telšiai yra 2016 metų kultūros sostinė. Kultūros sostinėje yra pilna talentų. Matas yra talentų ambasadorius. Ačiū tau, Matai.